Tai Rūnai, grįžkime sausio mėnesį, kai pirmą treniruotę atvykai į Trakus. Ko tada tikėjai, ką gavai, ko pritrūko? Trumpas metų reziume. Pradžioje žiemą atvykus, šiek tiek buvo, aišku, įspūdis apie komandą, buvo sekta varžybos, buvo iš brolių išgirsta ir apskritai bendra nuomonė susidaryta. Jeigu bendrai paėmus visų metų tuos įvykius, tai kažko panašaus ir tikėjaus, aišku, kai kuriuose momentuose buvo gal ir galima kažkur truputį gal geriau ir tiek asmeniškai, ir tiek komandiniuose rezultatuose. Bendrai paėmus kažko panašaus aš ir tikėjausi. Pirmos oficialios rungtynės Super taurės su Žalgiriu, gera pradžia ir baisus pratęsimas. Kokios mintis buvo po tų rungtynių? Aišku, tas pratęsimas šiek tiek nuvylė tą visą bendrą įspūdį tų varžybų, būtent jeigu kalbėti, kai pradžia tikrai gera buvo, netgi pavadinčiau labai gera, o galtinis rezultatas atrodo, kad būtų tenais, į vienus vartus vos nelaužta. Tai aišku, nėra lengva, sakykime, ir netaip tikėjomės metus pradėti, bet po to labai greitai už kelių dienų prasidėjo čempionatas. Taip, ir dar viena porcija. Ir dar viena, jo. Bet tada tas pirmo turo rungtynės, kur rezultatas kaip tik netriuškinantis, bet pripažinkim, tada Trakai šansų neturėjo jokių. Taip, jeigu kiek atsimam tas varžybas, tai aš manau atsiliepė būtent Žalgirio ilgas suolelis ir ten buvo 3 ar 4 dienos iki tų varžybų, o mūsų praktiškai sudėtis nelabai pasikeitė. Ir būtent keitimai, tas pats buvo ir Super taurėj, lėmė, sakykime, keitimai antrose varžybose Žalgirio sudėtyje, lėmė tuos rezultatus, kurie buvo tuose varžybose. Ar tu pats asmeniškai lengvai įsiliejai į komandą? Kiek tau prireikė laiko, kad galėtum pasakyti, jog esi savas? Laiko labai daug neprireikė, gal, sakykime, man teko paskutiniu metu keisti pakankamai dažnai komandas ir būtent man nebūdavo tikslų didelių užsilaikyti, sakykime, vienoje komandoje. Ir problemų tiek ir anksčiau nebūdavo įsilieti komandą, tiek ir nebuvo šioje komandoje problemų įsilieti komandą. Greit supratai, kad priėmei teisingą sprendimą atvykti Trakus? Aš manau, kad taip, 2-3 savaičių bėgių pamatęs viską, kai komanda treniruojasi, kokį futbolą žaidžia, tikrai nepasigailėjau. Pirmas ratas, po jo komanda pirmoje turnyro lentelės vietoje, atrodo tokia euforija, kai kam netikėtumas. Ar tuo metu mintise jau galvojai, komanda ar galvojo apie tai, kad be reikalo mes šią sezono pradžioje save nuvertinom, kad Žalgiris stipresnis yra? Aš nepasakyčiau, kad gal ten sezono pradžioje mes nuvertinom, sakykime, mano nuomonė, išlaikius visą laiką sudėti be traumų, kas yra praktiškai irgi neįmanoma, bet tų geltonų kortelių, kas irgi neįmanoma yra, jeigu būtų visą sezoną ta, sakykime, sudėtis, pagrindas visą sezoną temptų, kas yra irgi labai sunku. Tai aišku, galima duoti, sakykime, kovą Žalgiriui, bet kitas dalykas, futbole yra neįmanoma sužaisti visą sezoną visai komandai be traumų, be geltonų, dėl kažkokių diskvalifikacijų. Taip kad aš manau, tai buvo kažkada nuspėjama, kad prasidės ir kažkada ir traumos, ir ateis geltonų kortelių diskvalifikacijos ir klausimas, ar bus tai, kas, sakykime, pakeičia ir įsilieja lygiaverčiai į kolektyvą. Prisiminkim Taliną ir rungtynės Vilniuje su Namekaliu ir vienose ir kitose rungtynėse nežaidai. Labai išgyvenai dėl komandos tuo metu, kai stebėjai rungtynes? Žinoma, tai, kaip sakyti, ir būtent tikėjausi antram etapui jau ruošėsi jo. Aišku, nebuvo tenais, kad ištraukus burtus jau mes žinojom, kad 100% praeinam tą etapą. Čia lygiai taip pat, man atrodo, Estija džiaugiasi, kad ištraukė, lietuviai džiaugiasi, kad Estija ištraukė. Ką ir varžybos parodė, kad buvo panašios komandos, bet rezultatas, toks, sakykime, tai visam sezonui tokia, tamsesnė dėmė uždėjo, nepasakyčiau, kad juoda, bet tamsesnė dėmė ant to viso, gal, sakykime, neblogo sezono, tas būtent UEFA pasirodymas kažkaip tą visą sezoną nuniveliavo, sakykime. Grįžkim dar prie traumų. Aišku, kad neįmanoma, kad nei vienas negautų traumas, bet šį sezoną Trakai per daug tų traumų turėjo. Kurių žaidėjų reikėjo, kurie, sakykime, filosofija visiška. Jeigu būtų sveiki ir kad
kada būtų galima duoti Žalgiriui rimtesnę kovą? Kas turėjo būti neiškritęs šiame sezone? Na, aš pavadinčiau pasakyčiau tie, kurie žaidėjai ir gavo būtent traumas, tas stipresnės, kuriam ilgesniam laikui iškrito. Būtent tų žaidėjų indėlis būtų prisidėję bendroji komandinį tam metų laikotarpį, sustiprinę, būtų, sakykime, ne tiek baisu, kad kažkas traumą gaus ar ką, ir būtų, sakykime, netai lygiaverčiais keitimai. Ir kiekvieną žaidėją, kuris gavo sunkią traumą, aš manau, būtų tikrai pravertęs ir įnešęs daugiau gyvumo Trakų žaidimui. Grįšiu dar ir prie Estijos to fiasko, galim turbūt vadinti fiasko, ar ne? Ar komanda tada pateko į juodą duobę, ar į tamsesnę duobę, į duobę? Ar tu asmeniškai irgi jauteis tuos duobės dalimi, ar per savo karjerą jau esi išmokęs, kad pralaimėjimas tiesiog yra futbolo dalis ir reikia su tuo greičiau susigyventi? Na, sakykime, ta duobė, ten tęsiasi gal jos tik keliosios varžybos, ten nebuvo kažkokio ten mėnesio ar 2 ar 3 mėnesių ta duobė, sakykime, nedidelė duobė būtent, kas ir buvo po to čempionate, tų rečių varžybų ir nebuvo tų, sakykime, teigiamų rezultatų. Dėl to mes kažkaip žinojom, kad tai nei vienai komandai neįmanoma praeiti visą čempionatą, bet, sakykime, tų pavadinkim duobių. Tas pats buvo Žalgiriui pradžios sezono, pas mus buvo vasara. Dėl to yra svarbiausia, kuo greičiau iš tos duobės išlysti ir tam laikotarpiu kuo mažiau prarasti taškų. Ar būtent mūsų atveju tas iškrito visas, sakykime, kad tuo laiku atsidūrėme, kaip UEFA buvo svarbiausias varžybos, sakykime, sezoną. Tas gaila tikrai ir tikrai netaip tikėjomės UEFA sužaisti. 2016 metai, kurį ar kuriuos iš Trakų jaunimo galėtume skirti kaip žengusius tvirtą žingsnį į priekį savo karjeroje? Na, gal labai neišskirsiu, nes paskui kažkas nors jau žiūrės. Bet šiaip tikrai... Bet buvo tokių žaidėjų? Yra, kurie taip, vieni daugiau įsilieja, kiti mažiau, bet norėtųsi, kad tie žingsniai būtų jaunimo dar didesni. O ko pritrūko, kaip manai? Pritrūko ko? Aš manau, kiekvienas žaidėjas turi savievą, būtent gale sezono paklausti savęs, ar viską padarė, ar ko dar nepadarė. Ir metai labai greit bėga, taip kad paskui jau nebežiūrės, bus jau nebejaunas ir... Ar tu šiemet padarei viską, ar tu laimingas esi tuo, kai baigėsi sezonas? Na, negaliu pasakyti, kad viską, nes iki to, sakykime, pilnos laimės trūksta ir kai kurių titulų, kuriuos galėjom laimėti, ir taip pat geresnio UEFA pasirodymo, taip kad tikrai negaliu pasakyti, kad viskas padaryta, kad stengtasi buvo kitas klausimas, bet rezultatų dar tikėjausi vos geresnių bendroj komandiniam ir gal kai kuriuose dalykuose asmeniniuose.